Labas rytas, 7 dieną pradedu Coimbra mieste. Gražus miestelis ant kalno. Kalnuose tiksliau, gal kaip čia pasakyti. Rytas vėsus, dabar yra gal tik 13 laipsnių šilumos. Tai keliauju toliau, kad nesušalčiau. Sėdau šiek tiek pailsėt. Jau dabar esu nuėjus beveik 30 km. Šiandien tikrai yra lengvesnė diena, kaip aš ir tikėjausi. Ir šiandien eisiu šiek tiek mažiau. Neturėtų siekti 40 km. Klausimas turbūt, kodėl aš tiksliai niekada nežinau, kiek aš turiu nueiti, nes aš neinu tiksliai pagal suplanuotus maršruto etapus, aš einu pagal tai, kur randu nakvynės vietą, kadangi mes keliaujam neįprastai, keliaujam su kemperiu. Aš turiu surasti dar ir nakvynės vietą tinkamą kemperiui šalia kelio, šalia kamino, kad man būtų arti ateiti. Todėl aš tą vietą surandu nebūtinai kažkokie miestelį, galbūt už etapo pabaigos arba prieš. Ir turiu ateiti tą tašką, o pagal Google žemėlapius sudėtinga atstumą tiksliai žinoti, kadangi ne visus kamino kelius Google mato, žino ir visada gaunasi ilgiau. Tai žinau tik tais maždaug, kiek turėtų būti, dar kokius plus 5 km galiu prisidėti. Tai šiandien pagal Google žemėlapį rodė 33 km, tai tad plus kokie 5 km tikrai bus kokie 38, bet nebe 40. Taip pat šitas etapas yra paprastesnis, kadangi jisai yra lygumomis, galima sakyti. Visiškai mažai reikėjo lipti į kalną, nulipti. Ir visi etapai pagal tą informaciją, kurią aš radau, yra suskirstyti pagal sudėtingumą. Ir praktiškai visi etapai yra arba 2 iš 5, arba 3 iš 5. Tai praėjusias dienas, kur ėjau etapus, tai buvo 3 iš 5. Tai tikrai sudėtingi ir aš per 2 dienas nuėjau 3 etapus. Tai aišku, dėl to irgi tikrai nelengviau. Ir šitas etapas yra 2 iš 5, tai akivaizdžiai matosi, kad tikrai paprastesnis. Ir jau tiek nuėjus galiu pasakyti, kad 2 iš 3 tai tiesiog eini keliais, asfaltu, šaligatviu, žvyrų takeliais, bet daugiau mažiau lygumomis. 3 iš 5 tai tikrai laukia kalnai, laukia lipimas, laukia nulipimas. Ir dar galiu papasakot, kokį atradau būdą su nulipimu, nes man tai yra visiškai peilis. Skauda kojas lipant, ypatingai kojų pirštai remiasi į batus ir skauda, tai pradėjau lipti atbula. Gal šiek tiek nėra labai saugu, bet visą laiką stengiuosi kuo atsargiau, bet žymiai geriau padeda tas problemas įveikti. Aišku, ten gal mieste labai to nedarau, kad visai nepagalvotų žmonės, kad man kuku. Bet jeigu kažkoks laukuose, kalnuose takelis, tai tikrai lipu atbula dabar. Tai jaučiuosi gerai, nuotaika gera šiandien ir keliauju link pabaigos. Grįžau į kemperį. Šiandien nuėjau 39 km. Kaip ir sakiau, diena tikrai lengvesnė negu pastarąsias 2 dienas. Ir nuteikiu optimistiškai toliau.
Labas rytas, pradėjau 8 dieną, šiek tiek triukšminga, automobilių apsupti. Tiksliau kaip pradėjau, jau nuėjus beveik 9 kilometrus. Ir norėjau parodyti, kad gavau dovanų. Kažkoks vyrukas stovėjo, paklausė ir einu link Santiago. Pasakiau, kad taip, tai davė maišelį, vanduo, obuolys. Dovanų. Šiaip apskritai tikrai žmonės labai geranoriški, ypatingai mažesniuose miesteliuose, visi sveikinasi, mojuoja, liuksus rodo. Vakar irgi buvo tokia labai maloni situacija, kuomet ėjau ir praėjau posūkį ir kaip tik į tą posūkį suko mašina, seniukas, ir pradėjo pypinti, mojuoti, rėkt, kad tik tais grįžčiau atgal. Tai paskui dar irgi praėjau, aš jį sustojo, jisai angliškai visiškai nekalbėjo, tai portugališkai kažką, kad pasakiau, kad į Santiagą tai parodė, kur, nors aš paskui, aišku, žemėlapį pasižiūrėjau ir aš žinojau, kur jau eiti, bet tikrai būčiau sugaišus daug laiko ir tiesiog pasivaikščiojus be reikalo, jeigu ne jisai. Keliauju toliau. Priėjau miestą Agueda ir tik įėjus į miestą visiškai nesudėtinga suprasti, kad jų simbolis yra skėtis. Čia labai daug skėčių. Tai aš jums parodysiu. Dabar yra 9 ryto, tai dar nedaug žmonių. Tai galime kuo puikiausiai čia pasivaikščioti. Tam, kad čia praeičiau, netgi išėjau šiek tiek iš savo maršruto. Daug skėčių. Atkeliavau jau prie kemperio, matau, ir baigiu 8 dieną. Šiandien šiek tiek trumpesnė diena. Dabar yra kiek po 1 valandos, esu nuėjus 30 km ir šiandien nusprendžiau, kad būtinai noriu grįžti iki krepšinio. Šiandien žaidžia Lietuva su graikais ir tikrai norėjau pamatyti gyvai, nes praėjusius kartus tik tais klausiausi per radiją. Todėl leidau savo šiandien šiek tiek mažiau nueiti. Dar spėsiu išsimaudyti ir normaliai pažiūrėti krepšinį. Buvau užsiprašęs Danielių šiandien pietums picos, pažiūrėsim, ar mano norai bus išpildyti. Šiandien gera diena, nesunki, trasa irgi nesunki, tai geros nuotaikos, puikiai nusiteikusi ir grįžau.